Sveiki, šiandien lankomės karinių jūrų pajėgų išminavimo laive Skalvis M53 pas laivo vadą, kurio vardo pirma raidė ne kiekvienam Lietuvos piliečių įveikiama. Tai Haroldas Uznys. Sveikas, Haroldai. Labas. Buvęs kolega, kartu praplaukėjom, minas pramedžiojom. Tai malonu matyti, kad Haroldui vis dėlto susiklostė karjerą, tapti laivo vadu, turbūt tai tik tarpinis laiptelis, bet nemažiau svarbus. Taip pat šnekiname ne tik laivo vadą, bet šnekiname ir dabar jau Lietuvos jūreivystės akademijos absolventą. Haroldai, standartiniai klausimai, turbūt, kurių atsakymai daugiau skirti yra didžiai Lietuvai, kurioje mes bandom šviesti, kaip ta jūra atrodo būnant jūroje, o ne nuo paplūdimio. Tai sakai, kaip pavyko iki šiandienos pozicijos atkakti, kas įvyko gyvenime, kokie mokslai, kokie sprendimai privedė iki šios pozicijos. Gerai, tai sveiki, labai platus klausimas jūs tai, pabandysiu sudėlioti struktūrizuotai kariškai. Pats kelias iki dabartinės pozicijos ir dabartinės situacijos tai buvo toks pat banguotas kaip ir jūra. Neturėjau aš jokių svajonių apie jūrą, nors šiaip užaugau Klaipėdoj ir daug laiko praleidau prie jūros, prie vandens, sakykim. Bet pirminis iš tikrųjų noras ir svajonė po gimnazijos, po mokyklos, tai buvo oras ir paskraidyti, nepaplaukiot. Nes mano mama vaikystėje, jaunystėje skraidydavo su akrobatiniais lėktuvais, tai aš kažkokį potraukį labiau turėjau lėktuvam ir sparnam negu jūrai ir bangoms. Bet taip susiklostė, kad grįžau iš Vilniaus į Klaipėdą ir pradėjau studijuoti jūreivystės mokykloje tuo metu, dabar jau akademijai. Ir va čia buvo turbūt kelio pradžia, kas liečia jūrą ir karinės jūrų pajėgas. Tai potraukį kariuomeniai turėdavau visą laiką, ilgą laiko dalį, kiek aš save prisimenu, bet tais laikais, jau kaip dabar sakau, tais laikais, čia prieš 15 ir daugiau metų, bent jau mano burbule, mano draugų rate, kariuomenė, buvo tas tokia išeitis, kur jeigu neturi daugiau ką veikti, tai nei kariuomenė. Tai ir man buvo turbūt tas failas įkrautas, kad nedrįsau žengto žingsnio, bent jau pirmus metus po mokyklos. Bet kadangi jaučiau potraukį, jaučiau norą ir tą tokį reikalą būti šitoj struktūrai, jūreivystės akademija davė šitą galimybę. Tai kas partempė iš Vilniaus? Na, vis dėlto Vilnius kaip ir galimybių sostinė, galimybių jūra, vadinkim taip, ir kas priverčia grįžti? Tai turbūt šitų dviejų dalykų gyvenimo galimybę suderint. Tai aukštasis mokslas, jūreivystė šiuo atveju, jūrlaivo vedyba, jeigu tiksliau, ir galimybė būti kariuomenėje arba jos dalim. Nes, kaip žinia, Jūrų akademija turi tos jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kas suteikia piliečiams galimybę ir baigti civilinius mokslus ir tuo pačiu gauti tam tikrą karinį laipsnį, atsargos leitenanto laipsnį ir tokiu būdu tęsti karjerą kariuomeniai. Tai turbūt šitas visiškai paprastuoju būdu, googlinant ir skambinant draugam, kurie čia jau mokėsi. Čia buvo tas mano apsisprendimo momentas, kad galiu ir mokytis, ir pasimokyti karybos. Taip ir grįžau šitą Klaipėdą ir nuo to prasidėjo viskas. Tai aišku, praktikos, mokslai. Ir po 4 metų studijų aš atėjau tarnauti jau į karinės jūrų pajėgas kaip leitenantas. Pradėjau kaip navigacinis kovinės dalies vadas. Tai karinės jūrų pajėgos. Kokie karjeros etapai buvo? Kaip atrodė tas, kaip klostėsi, vis dėlto tai yra ir dalis ir mokymų iš užsienio, ir
karjerą, kaip viskas klostėsi per tos tarnybos metus? Taip, tai prasideda viskas nuo kovinės dalies vado pozicijos. Tai laivavedybos absolventai arba laivavedybos srities karininkai turi dvi opcijas iš esmės, nuo kur prasideda jų karjera karinėse jūrų pajėgose, tai arba navigacinės kovinės dalies vadas, arba artilerinės kovinės dalies vadas. Aš, kaip minėjau, pradėjau savo tarnybą kaip navigacinės kovinės dalies vadas. Na ir tada idealiu atveju stengiamės praeiti visus etapus iki vyriausio padėjėjo civilinių žargonų arba laivo vado pavaduotojo mūsų kariniais terminais. Tai iš esmės navigacinės kovinės dalies vadas, artilerinės kovinės dalies vadas, tada operacinės kovinės dalies vadas ir tada tu gali tapti jau vado pavaduotoju. Tokiu būdu per eilę metų susirinkęs bagažą žinių iš visų sričių, kurios yra laive. Tai man taip ir pavyko, iš esmės aš praėjau visas tas pozicijas ir, nežinau, reikėtų dabar skaičiuoti, kiek ten tų metų praėjo, bet maždaug 5-6 metų laikotarpyje aš jau tapau laivo vado pavaduotoju. Karinės jūrų pajėgos kokias galimybės suteikia užsienį plėsti profesinę akiratį ir kelti kompetencijas? Tai kursų paletė yra labai plati, iš esmės kiekviena karinė specialybė ir reikalauja kursų ir papildomo išsilavinimo, karinio išsilavinimo, nes kaip bebūtų, akademijose žmonės išmoksta tapti karininkais, kažkokius vadovavimo pagrindus įgyja, bet jeigu mes kalbam konkrečiai apie kažkokias tai specifikas, tam reikalingi kursai. Tai mano karjeros kelyje pagrindinis turbūt kursas ir pagrindiniai mokslai kariniai buvo minų medžiojimo karininko kursas. Tai mano atveju 3 mėnesių trukmės kursas Didžiojoje Britanijoje, bet yra panašus arba analoginis kursas Belgijoje, kur mano kolegos irgi važiuoja tenai. Tai pagrinde šitos dvi pozicijos, kur mes mokomės minų medžiojimo meno, sakykime, bet taip pat yra visai eilė kursų Amerikoje, nes skirtingų klasių laivai reikalauja skirtingų specifikų, skirtingų žinių. Tai taip, kolegos važiuoja į Ameriką, Britaniją, Suomiją, Norvegiją. Iš esmės visas NATO alijansas yra. Aš visada įsiterpiu su vertimais terminologijos. Tai teko su Jūrininkų sąjungos pirmininku kalbėti, vėlgi teko paaiškinti, kas yra laivo mechanikas, kas yra čarteris, kas yra ir panašus reikalai. Tai mes, jeigu mes pasakome didžiai Lietuvai apie jūrą, apie karinį laivyną, tai čia kapitonų nėra, čia yra laivo vadai, vado pavaduotojai, navigacinių kovinių dalių vadai, operacinių kovinių dalių vadai ir pačios geriausios elektromechaninės kovinės dalies vadai. Tai čia, žinoma, šaržuoju, nes teko kartu su Haroldu plaukyti ir užimti šitas pareigas. Elektromechaninės kovinės dalies vado. Taip pat grįžtant prie medžiojimo. Tai vieni medžioja su vamzdžiu, kiti minas medžioja, treti šernas. Ką reiškia minų medžioklė? Kaip atrodo, tarkim, laivo vado ir jo komandos diena iškeliavus medžioti minų? Tai pats grafikas yra toks vienok įtemptas, jūrininkai pripranta prie to ir turbūt nelabai kitaip įsivaizduoja savo dienos jūrai, bet skirtumas nuo sausumietiško gyvenimo, nuo civilinio gyvenimo yra tas, kad tu 4 valandas dirbi, 4 ilsiesi ir tai gali tęstis, savaitėm tikrai galiu sakyti, mėnesiais gal būtų per drąsu sakyti. Iš esmės, tokia rutina ir gyveni 4 valandas, tu esi arba tiltelėje, arba operacijų kambaryje ir bet jeigu laivo vadas normalus, tai duoda daugiau biškį pailsį?
Nelabai. Būtent jeigu mes kalbam apie minų medžiojimą, tai jau sunkiau yra. Tam tikrais atvejais mes galim pakeisti rutiną, kad 4 valandas dirbi ir 8 ilsiesi. Bet tai yra, sakykime, tam tikro ramesnio režimo situacija, jeigu mes tiesiog turim perplaukti iš vienos vietos į kitą, tranzituoti, nevyksta daug veiksmo už borto. Bet šiaip, jeigu mes esam koviniai parengti, rutina yra 4 valandos on, 4 off, kaip mes sakom. Tai va, aišku, laivo vadas yra šiokia tokia išimtis, laivo vadai turi daugiau poilsio laiko ir neturi to griežto grafiko, sakykim, bet iš kitos pusės laivo vadas turi būti pasiekiamas ir šviežia galva 24 valandas per parą. Tai dėl to ir yra šitas skirtumas pagrinde. Tai va, tai jeigu į detalės, ar leidžiamės į detalės minų medžiojimą? Tai kiek galima, kiek leidžia? Kiek leidžia saugumas, sakykime. Tai atvažiavę į paskirtą minų medžiojimo rajoną, jis dažniausiai, sakykime, tai įsivaizduokim kvadratą jūroje, kuris yra maždaug 2 km ant 2 km. Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad kuo mažiau minų liktų tame rajone. Išvalyti minų pilnai neįmanoma niekada, mes negalim to garantuoti jokiais atvejais dėl įvairiausių priežasčių. Mūsų užduotis yra sumažinti riziką sprogmens, minos, torpedos, nesvarbu, tame rajone. Tai mums tam reikalingi laive yra 2 pagrindiniai prietaisai, tai yra sonaras, tai tokia antena po vandeniu, kuri skanuoja povandeninę dalį, sakykim, ir padeda mums aptikti objektus ant dugno, arba ne tik ant dugno, bet ir vandens plotmėj, kurią mes skanuojam, objektus tokius kaip akmenys ir sprogmenys. Čia 2 pagrindiniai radiniai. Taip. Tai va, aptikę kažką įtartino, nes mes tam tikrais atvejais galime identifikuoti, neidentifikuoti, bet klasifikuoti mūsų terminologijai, ar objektas po vandeniu yra pavojingas ir ar verta jį pasižiūrėti iš arčiau. Tai jeigu mes sakom taip, yra antras labai svarbus prietaisas agregatas laive, tai yra mūsų povandeniniai robotai arba dronai, kurie veikia kaip mūsų akis po vandeniu. Mes leidžiamės po vandeniu ir vizualiai apžiūrim tą objektą. Na ir jeigu tai yra nepavojingas objektas, mes jį taip ir klasifikuojam, identifikuojam, sakom, kad tai yra nepavojinga, pasižymim savo duomenų bazėse ir keliaujam prie kitų objektų. Tuo tarpu, jeigu mes aptinkam, kad tai yra sprogmuo, pavojingas radinys, kurį reikėtų neutralizuoti, jau mes tada turim siūsti arba piktą robotą, arba piktą narą, kaip mes sakom. Nes neutralizuoti sprogmenis po vandeniu mes galim narų pagalba. Mūsų povandeninių veiksmų komanda turi narus išminuotojus, kurie į operacijas, į pratybas plaukia kartu su mumis, tampa įgulos dalim ir padeda mums atlikti tam tikrus darbus. Kitu atveju, jeigu narai negali nerti, jeigu mes jų neturim, kita galimybė neutralizuoti sprogmenis yra su robotais, povandeniniais dronais, kurie turi sprogmenis įmontuotų savy ir mes iš esmės darom tokį kamikadzės ėjimą. Nusileidžiam ant sprogmenis. Populiaru kamikadzės. Taip. Tai dabar teko girdėti, kad laivuose neužilgo turėsit šauktinius. Ir gal jau turit? Jau turim. Tai jeigu įsivaizduoju tokią situaciją, kad jaunuolis su kokiu tais full capu ir šortukais, kuriam gresia tarnyba iš kokios, nežinau, ten Ignalinos rajono arba Visagino, sakytų, dėdė, o kodėl man į laivą eiti? Kodėl ne į kitą arba iš vis pabėgti į užsienį? Kuo gali būti karinis jūrų laivynas patrauklus jaunuoliui renkantis, tarkim, tarnybos vietą? Jeigu tokie paprasti žemiški privalumai, lyginant su tarnybos sausumos daliniuose,
Tai turbūt šilta lova, šiltas maistas 3 kartus per dieną mažiausiai ir kava arba arbata, bet kurio paros metu, kai tau noris. Tai žmonės, kariai, kurie yra tarnavę sausumoje, nežinau, buvo šaukime ar kažkokiu kitu būdu matė miško gyvenimo, įvardino šitos paprastus privalumus kaip pagrindiniais. Yra kitų tokių papildomų, platesnių niuansų kaip pasaulio pamatymas. Aišku, gal vėl drąsoka sakyti, kad pasaulio pamatymas, nes mes daugiausiai vis tiek operuojam Europoje, bet kaip bebūtų daugeliu jaunuolių, tai būna pirmi kartai apskritai pamatyti užsienį, pamatyti kitas šalis ir susipažinti su kitom kultūrom, būtent atėjus tarnauti laivyną ir tarnaujant čia. Tai turbūt tokie. Jeigu prie to jaunuolio prisijungtų jo mama ir laikraščių prisiskaičius sakytų, o kai aš neleisiu sūnui plasmasinį laivą, kaip būtų galima paaiškinti tą niuansą, kad mes operuojam plasmasiniais laivais, iš tikrųjų gal? Jo, tai čia reiktų turbūt ir žiūrovam klausytojam paaiškinti, ką turiu omeny. Tai taip, kadangi tai yra priešmininis laivas, mes turime užtikrinti savo magnetinį neutralumą, taip sakykime. Ir kaip žinia, didžioji dalis pasaulyje plaukiančių laivų yra dideli metalo gabalai, kurie turi didžiulius magnetinius laukus. Ir įplaukus į minų rajoną, užminuotą rajoną, tai yra labai labai pavojinga. Ir mes, dirbdami su minom kasdien, sakykime, savo darbe, mes turim išvengti to. Tai vienas iš variantų, viena iš opcijų plasmasinis laivas. Aišku, nereiktų suprasti taip tiesiogiai, kad jisai padarytas iš spraito buteliukų, bet taip, tai yra plastikų sustiprintas stiklo pluoštas, kuris yra labai labai tvirta medžiaga ir tam tikrais atvejais pranašesnė negu metalas ar kažkokie kiti metalo lydiniai. Nerūdyja ir pakankamai tvirtas yra. Taip. Tai aš turbūt šaržavau ir tokia bandžiau humoristinę formą palenkti. Tai iš tikrųjų taip, tai mūsų laivai yra mūsų, ta prasme, karinių jūrų pajėgų, Lietuvos kariuomenės laivai, didžioji dalis jų yra pagaminti iš plastiko, jau ta technologija pasiteisinus turbūt jau 60 metų. Vėlgi įdomios technologijos, ROV arba povandeniniai robotai, sonarai, tai ne bet kur galima sutikti tokias technologijas ir ne bet kuriam jaunuoliui gali būti duota prisiliesti prie tokių technologijų, kurios kokiu atveju yra labai įdomus. Tai dar klausimas išlieka, gal posakis koks yra iš jūros, toks, kuris įstrigęs visam gyvenimui? Ne kiek iš jūros, gal iš kariuomenės, bet čia kai kurių, negaliu kai kurių minėti turbūt posakių. Ne apie 10 dieną? Ne. Nu, čia 10 irgi yra labai kariuomenės dalykas, bet yra vienas, kurį aš vis prisimenu ir nežinau, ar čia galim priskirti tai posakio kategorijai, bet kad jūra nėra tokia romantiška, kaip atrodo nuo kranto žiūrint. Ir aš buvau girdėjęs dar iki pradedant tarnybą laivuose šitą posakį ir nelabai suprasdavau, ką tai reiškia. Ir dabar labai gerai suprantu. Kad žvelgiant iš kranto, iš pliažo, ar vėlyvą vakarą, kai saulė leidžiasi, ar nežinau, saulėtą dieną, gulint paplūdimy, jūra kitaip atrodo ir jinai tarsi vilioja toliais, nepažintais kraštais ir tarsi traukia tave ten aplankyti, išplaukti, pabūt. Kai esi jūrai, krantas vilioja kur kas labiau ir namai, artimieji, jie šaukia garsiau negu jūra. Tai vat ir yra tas toks įdomus jausmas, kad tu būni jūra ir tarsi nori namo. Bet krante kur kas gražiau viskas tenais atrodo to jūrai, negu iš tikrųjų yra.
audros, vėmimai, supimai ir kiti išgyvenimo niuansai. Aš norėjau ir sakyti, kad ir man teko girdėti, kai Eilėnas gimė. Man dar predatoriaus nebuvo. Va. Iš paties pusės, ką galėtum pasakyti iš jaunuolių, iš Lietuvos lygumų, toli, kas tai yra jūra, kokios galimybės jūroje? Na, galima labiau iš karinių jūrų pajėgų perspektyvos, ta prasme, kas tai yra jūra, kokios galimybės ir ar kartais gal verta ir pasirinkti gyvenimą jūroje, vietoj to, kad ar migruoti, ar tokį paprastesnį darbą pasirinkti. Aš turbūt labiau liesiu vis tiek tą karinę, jūrinę pusę. Paprastas dalykas, aš pats esu gimęs Šilalėj, čia yra apie 80 km nuo Klaipėdos. Aišku, užaugau aš jau Klaipėdoj ir daugiau kaip 30 metų čia gyvenu. Bet kaip ir pokalbio pradžioje minėjau, aš neturėjau jokių svajų, minčių apie jūrą. Ir galbūt daugiausiai dėl to, nes tiesiog nežinojau, kad yra tokios galimybės, man tie laivai ir jūrininkai atrodydavo toks kaip netikras dalykas, kur tik filme gali pamatyti ir pats jau tikrai jau čia neplaukiuosi. Bet iš tikrųjų viskas yra kur kas paprasčiau. Yra tas banalus posakis, kad ne šventieji puodus lipdo. Tai jisai labai artimas turbūt ir visai jūrininkystei. Aišku, yra tas įsivaizdavimas gal visuomeniai, kad jų kapitonas, tai turi būti labai protingas ir koks. Faktas, smegenis turi suktis ir košės tenais turi būti. Vadinasi, negalima baigti mokyklos 8 klasėje ir galvoti, kad aš jau būsiu kapitonas ir galėsiu ten vadovauti įgulams. Tie, kur tinklus meta upėse, tai yra kapitonai. Jo, bet jie tokie jau savo srities kapitonai. Pertraukiau. Jo, savo upėse jie ten kapitonai. Tai esmė, kad kiekvienas gali, jeigu tik nori, reikia tik suvokti, kad jūra ne visus priema turbūt. Kaip ne visi žmonės tą jūrą priema, jūra irgi labai renkasi, ką priimti. Turbūt jaunimui, jaunuoliams, ką aš patarčiau, pabandyti jūros kuo anksčiau, jeigu tai įmanoma. Šiais laikais, nežinau, turbūt klaipėdiečiai tikrai yra girdėję apie tall ship races dalyką. Ir šiaip, jachtų po truputį daugėja pas mus, ta jūrinė sąmonė lietuvio dūšioje, aš taip tikiuosi, jinai bręsta ir auga. Ir vis lengvesnis tas priėjimas prie jūros darosi. Tai pirmiausia, kad nekiltų paskui dvigubų minčių, turbūt reikėtų pabandyti tą jūrą nuo mažiausių dienų. Ir jeigu susidraugauji, jeigu jūra tave priema, tada belieka stoti į jūreivystės akademiją. Ir tas kelias labai spalvingas, labai įdomus ir nestatiškas. Dar vienas prisiminimas iš mokyklinių laikų, jau kai 10-11 klasė reikėjo pradėti galvoti, ką veiksi ateityje, kad ir kaip tai juokinga atrodo, negali toks jaunas žmogus pasakyti, ką jis veiks ateityje, bet aš labai aiškiai žinau, kad nenoriu ofise būti, nenoriu to statiško darbo nuo 8 iki 5. Paradoksalu, aišku, oficialiai mūsų grafikas yra nuo 8 iki 5, kariuomeniai visoje turbūt, beveik visoje. Bet realybė visai kitokia. Darbo specifika tau leidžia išbandyti įvairiausius skirtingus gebėjimus ir panaudoti juos tinkamai. Tai aš kalbu ir apie kūrybiškumą, ir vadovavimą, valdymą, ir tą pačią pedagogiką, ypač kai ateina jauni kariai, ypač kai aš pats dabar, negaliu sakyti, senstu, brestu, tie jauni žmonės ateinantis, jie man atrodo visi jaunesni. Ir tos pedagogikos labai daug atsiranda. Tai amplitudė yra žiauriai plati, kiekvienas gali atsirinkti, ką geriau moka, ką geriau sugeba, kur nori ir kaip nori save realizuoti, o galimybės jūrai yra beribės, taip pat kaip ir jūra yra beribės. Jo, norėjau dar papildyti, kad Karinės jūrų pajėgos ir Lietuvos jūreivystės akademija jau nuo 94 metų
pradėjo bendradarbiauti ir turi ilgalaikę patirtį karininkų rengimo srity ir tiesiog tie glaudūs ryšiai, tokie šeiminiški ryšiai, tai tęsiasi iki šiandien. Ir tikrai jau nemaža dalis absolventų yra nusėdę čia karinėse jūrų pajėgose, tai įvairiuose pareigose. Tai dar įdomu būtų, kokie ateities planai, kada ten laipsniai keičiasi ir kada... Juokau, ne. Kokie iš tikrųjų ateities planai, visi kaip pozicionuoja save? Sunku pasakyti, jeigu taip atvirai, mano svajonė ir tikslas turbūt buvo tapti laivo vadu, nes aš atsimenu pirmom dienom, kai atėjau jau karininkų, leitenantų tarnauti, aš negalėjau savęs net įsivaizduoti, kad galėčiau čia dabar vadovauti laivui, aiškinti žmonėm, ką daryti, kaip daryti ir nešti tokią atsakomybę apskritai. Bet metai bėgo, kaupėsi ta patirtis ir tie dideli baubai nebeatrodė tokie dideli. Nusibodo bijoti. Nusibodo bijoti, turbūt čia labai geras pasakymas, šiaip jo. Ir va, ir esu kur esu, o dėl ateities planų, kariuomeniai mes juokaujam, kad mes nelabai planų turim. Tėvynė už mus planuoja ir aukštesni vadai už mus planuoja. Bet planas gana aiškus turbūt. Po laivo, po kovinio padalinio tu atsiduri vienam ar kitam štabe, nes vienam ar kitam aš turiu omeny flotilės štabe arba didžiajame KJP, karinių jūrų pajėgų štabe. Tai va, ties to aš turbūt ir apsiriboju su savo svajonėm ir fantazijom, o be abejo, vien dėl aukštesnių laipsnių būtina ir baigti mokslus karinius, apie kuriuos mes kalbėjom, tik yra profesiniai mokslai kariniai ir yra karjeros mokslai, kurie yra privalomi, be kurių tu negali gauti aukštesnių laipsnių. Jie paprastai trunka ilgiau, gali ir pusę metų, ir 12 mėnesių trukti, iki 12 turbūt. Tai va, tai nežinau, kas manęs tiksliai laukia, bet, iš esmės, vienoks ar kitoks ofisas turbūt laukia, bet iki to dar reikės man pagyventi su jūra ir bangom, ko aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes ir užsienio sąjungininkų laivynuose, aš kaip pasišneku su kitais laivų vadais, tie senesni, vyresni visą laik sako, kad čia pozicija, laivo vado pozicija yra viena geriausių turbūt per visą karo jūrininko karjerą apskritai. O po to turbūt biurokratija užpuola, dokumentai ir visą kitą pakeitus. Taip, laive tu gali dar kariauti tikrą karą, vėliau dažnai būna, kad tu kariauji su popieriais ir kitais dalykais. Bet aš nežinau iš tikrųjų, man taip draugas sakė. Supratau. Tai va, matot, kad jūrininko karjera nebūtinai gali būti planuojama nuo pat jaunų dienų, tiesiog kartais susidėlioja taip aplinkybės, kad tiesiog pasirenkam, tai neslėpsiu taip pat ir mano karjera, bei pasirinkimai buvo tam tikrų momentų gyvenime spontaniški, bet turbūt ir tu, Haraldai, ir aš esame tuose pozicijose tik dėl to, kad kažkada priėmėm arba nepriėmėm sprendimų. Vienareikšmiškai. Tai ką, ačiū Haraldai, įdomus pokalbis, o kas norės smulkiau sužinoti apie karo laivyną, apie karinės jūrų pajėgas, sekite juos renginiuose. Karinės jūrų pajėgos, kaip ir minėjau anksčiau, darosi vis atviresnės visuomeniai, bendradarbiauja, bendrauja ir apšviečia apie jų veiklą praktiškai kiekviename su visuomenė susijusiame renginyje. Tai ačiū Haraldai ir ačiū iki sekančių. Iki sekančių.